Kuro krizė geopolitinėme neapibrėžtume. Ką gali padaryti Lietuva? Ką siūlo ministerija, ko nori verslas ir kaip padėti gyventojams? Apie tai šiandien pakalbėsime su finansų ministru Kristupu Vaitiekūnu. Sveiki. Sveiki. Ministerija siūlo laikinus sprendimus, verslas kalba, kad nori ilgalaikių sprendimų. Ką darysit? Kalbėsit su verslu, diskutuosit, ko galime mes tikėtis? Mes girdėjom verslo matymą apie akcizus, apie akcizo dalies grąžinimą verslui. Matėme ir paskaičiavimus, kiek tai galėtų atnešti potencialiai pajamų į biudžetą. Tai be abejo, kad šitą pasiūlymą įvertinsime, bet norėtume pabrėžti, kad net ir priėmus tokį siūlymą, tai būtų tik tai verslui nauda. Tik verslui, tai čia gal nelabai teisingai pasakyta. Visų pirma verslui nauda ir, žinoma, darbuotojams ten dirbantiem. Bet švieslentėse degalinių kainų tas nepakeistų. Tai būtų dalinis akcizo grąžinimas verslui. Konkrečiai turbūt vežėjim. Nesu dar visiškai įsigilinęs iki galo į tą jų siūlymą, ar tai tik vežėjim, kokiam plačiam verslo ratui, bet kalba eina apie verslą. Čia jų siūlymas. Ministerijos siūlymas, kuris dabar jau pateikiamas vyriausybė yra šiuo metu, yra laikinas akcizų sumažinimas, tiek, kiek mes savo galim leisti iš tų pajamų, kurias papildomai gaunam iš kuro kainų padidėjimo. Tai, žinoma, tai nebus didelė įtaka, apie 6 centus skaičiuojame, kad tai galėtų atpiginti dyzeliną. Bet tiek tarptautiniai ekspertai, tiek Europos komisija ir pabrėžia, kad priemonės turėtų būti laikinos ir į tikslinės grupės nukreiptos. Jeigu bandote amortizuoti kainų padidėjimą, yra rekomenduojama, kad nedaryti to, nepaversti to labai brangia priemonė ir pasilikti geriau rezervų vėlesniuose etapuose į tikslinės priemonės, į tas grupės, kurios nukenčia labiausiai. O kaip tada vertinti kitų Europos šalių kažkokius žingsnius, kuriuos mes irgi matome? Aš kalbu, pavyzdžiui, Ispanija siūlo mažinti PVM nuo 21 iki 10%. Lenkija, jeigu jau yra Ispanija mums per toli, tai Lenkija nuo 23 iki 8% PVM. Tai mes matome irgi didesnius dalykus. Ne 6 centais sumažės litras kuro tokiu atveju. Taip, tai Europos šalis galima turbūt suskirstyti į 3 grupės, kaip yra reaguojama į šitą kuro kainų staigų išaugimą. Tai pirma šalių grupė yra tos, kurios labai stipriai reaguoja ir bando kaip labai stipriai suamortizuoti tą kainų padidėjimą. Tai čia šalis, kur jūs išvardinote, tai Lenkija, Portugalija, galbūt Airija, ten galima priskirti. Yra šalių grupė, kurios reaguoja ganėtinai nuosaikiai, tai Lietuva šitoj grupiai, panašiai reaguoja ir mūsų kaimynai Latvija, Estai, panašiai reaguoja ir dar nemažas skaičius šalių. Ir yra šalis, kurios kol kas nesiema jokių aktyvių priemonių, kurios stebi krizę, mokosi iš kitų šalių priimamų sprendimų, kurie yra taiklus, kurie netaiklus ir paskui priims sprendimus. Bet jeigu aplink mus visur tas kuras bus pigesnis, ką mes matysim po to, nes mes kalbam ir jūs ką tik įvardijot, kad ne tik Lenkija tokias drastiškesnės priemonės ketina taikyti, bet taip pat ir mūsų Baltijos kaimynai. Mūsų Baltijos kaimynai, tai Latvijai irgi keliais centais sumažins akcizą. Estija nieko nemažina, jinai atsisakė planų didinti akcizą. Turbūt Latvija mums yra aktualiau, kalbant apie tai, kad ir pasienyje. Mes matėm ir Lenkijos pavyzdį, kai lietuviai važiavo į Lenkiją maisto produktų pirkti, ar ne, kai buvo irgi PVM mažesnis, tai tiesiog pigesnių maisto produktų. Taip. Ar mes nepamatysim to paties judėjimo iš Lietuvos, jeigu mes neturėsime ką pasiūlyti žmonėms ir kaip padėti žmonėms, jie važiuos ieškoti pigesnio. Lenkijos priemonės yra be galo brangios. Mes įsivertinom, kiek toks analogiškas priemonių paketas kainuotų Lietuvoje, tai yra 40 milijonų per mėnesį, tai yra maždaug 500 milijardo per metus ir tuos pinigus mes tada turėtume atitraukti nuo kitų sričių, nuo švietimo, nuo sveikatos apsaugos, nuo kelių, nuo saugumo, galiu vardinti ir vardinti. Kažką pasirinkti reikėtų, kur mažintume finansavimą, arba užkelti tą naštą ateities kartom ir tada savo vaikam pasakyti, kad turite didelę skolą, todėl kad mes nenorėjom piltis dyzelino už tokią kainą, kiek jis kainuoja. Tai mes šitų kelių neinam, bet tokia nuomonė ir šiaip jau yra palaikoma iš ES, Europos komisijos, kad jeigu taikysite priemonės, tai orientuokitės į
ribotam laikė, kad tos priemonės būtų ir kad būtų į tikslinės grupės nukreiptos. Tai mes ir žiūrime, jeigu šita krizė tikrai užsitęstų, nes tai geopolitinės šaknys yra šitos krizės. Jeigu ta krizė užsitęstų, jeigu konfliktas išplistų, jeigu pakeistų pobūdį į tokio ilgalaikio klampaus karo, kuris plinta regione, be abejo, kad ekonomikai poveikis būtų daug stipresnis, išplistų į kitas ekonomikos sritis, į kainas, įmonių veiklą stabdytų, tada mes jau ruošiam priemonės, jeigu kartais taip įvyktų, kad padėti būtent tom įmonėm, kuriam yra sunkiausia, tiem žmonėm, kuriem yra sunkiausia, ūkininkam, kuriem tikrai nelengvas metas. Tokios priemonės yra daug efektyvesnės ir nėra tokios imlios pinigam, kaip bandymas atsukti kainas į prieš karinį lygį. Verslas, ūkis, tą tikrai suprantam, dar galėsim pakalbėti truputėlį plačiau, bet kalbant apie gyventojus, tai kaip atskirsit, kuriems čia yra sunkiausia, kuriems čia reikėtų padėti? Na tai bus vertinimas, aišku, kad tai yra mažų pajamų gyventojai, kurie, dabar aš čia taip jau šiek tiek... Bet čia taip atrodo, kad atvykus į degalinę reikės parodyti, kiek tų pajamų gauni, kad galėtum gauti nuolaidą kurui, ar čia taip įsivaizduoja tokia priemonė? Ne, tai priemonės yra šiaip pasimokyta iš 22 metų krizės, kurios priemonės buvo efektyvios, kurios nebuvo efektyvios. Tai pasimokyta iš kitų šalių. Pavyzdžiui, Danijos pavyzdys yra labai efektyvių priemonių, kurios puikiai veikia. Peržiūrėsim kitų šalių patirtį. Tikrai pasirinksim tokias, kur, turi gerą reputaciją, jau yra suveikę priemonės. Bet yra ir netokių gerų priemonių. Pavyzdžiui, Vokietija priėmė priemonę, kad kainą gali pakelti, degalinės gali pakelti kainą vieną kartą per dieną. Ir paskui nuleis gali kiek nori kartų per dieną. Tik priėmus šitą priemonę, iš karto kuro kainos ganėtinai stipriai paaugo. Tai, ta prasme, reikia labai atsargiai, ypač su tokiom originaliom mintim, originaliom priemonėm, reikia atsargiai. Ir jeigu galima pasimokyti iš kitų patirties, tai labai patartina tai padaryti prieš priimant tokius sprendimus. Sakėt, Danija turėjo kažkokių gerų sprendimų. Ar galite įvardinti kažkokį tą gerą pavyzdį? Mes nebūtinai dabar jau kalbam apie tai, kad mes turėsim tą dalyką, bet tiesiog koks jūsų akimis buvo geras pavyzdys, iš ko galima pasimokyti. Nes jau matom, iš ko negalim, o iš ko galim. Tikslinės priemonės nukreiptos, pavyzdžiui, į labiausiai pažeidžiamam žmonėm šildymo kompensacijos, pavyzdžiui. Kai kurios iniciatyvos su viešuoju transportu, tarp kitko mūsų su traukinių bilietų nuolaidom irgi yra gera priemonė. Ir jinai, tiesą sakant, suteiks nemažai duomenų. Pažiūrėsim, kaip žmonės reaguoja į tokį, koks yra poreikis tokiai priemoniai. Tai aš manau, kad tai yra irgi viena iš tų gerųjų priemonių. Ar kuro kainos persodins gyventojus į viešąjį transportą? Tai va šitą mes ir pamatysime. Kaip jums atrodo? Aš nenorėčiau čia taip spekuliuoti ir spėti. Manau, kad dalis gyventojų pasinaudos tokiu, kadangi tie traukiniai, kuriuos mes turim, jie ganėtinai patogus yra tie maršrutai. Čia kalbant apie traukinius, bet, pavyzdžiui, net ir Vilniaus mieste, ar gyvenant krašte miesto arba Vilniaus rajone, nes viskas čia yra labai susiję, irgi reikia ilgai važiuoti į darbą, bet kalbant apie tą turbūt viešojo transporto patogumą, mes jau čia irgi grįžtam prie to, kad nepatogu, tai žmonės bus priversti toliau važiuoti savo automobiliais ir piltis brangų kurą. Taip, tai pirminiai kovo mėnesio duomenys, bet pirminiai, pabrėžiu, rodo, kad kuro vartojimas šitos degalų pabrangimo fone nėra sumažėjęs. Jum pačiam neskauda piniginės, kai pamatot ir tą švieslentę įvažiuodamas į degalinę ir paskui pamatot užsidegančius skaičius, kiek jums reikės sumokėti? Tai be abejo, kad tiek man, tiek ir visiems žmonėms tas papildomi tie kelios dešimtis eurų, kurie prisidėjo prie išlaidų kurui atvažiavus į degalinę, priklausomai kiek piliesi, žinoma, tai finansinis šioks toks stresas, bet manau, kad čia daug svarbiau tas toksai nesaugumo jausmas, nežinomybė, o šitą konfliktą būtent tai ir supa, visišką nežinomybę, nei kada jis baigsis, nei kokie, tikslai daugiau mažiau buvo išreikšti, bet kada jis baigsis ir kaip baigsis, ar neišplis, va čia didžiausia rizika ir tas, man bent jau tai didžiausia baimė kelia.
Dabar Jeigu žinotume, pavyzdžiui, kad ta kaina liks kažkokiam lygyje, kad būtume tuo tikri, tai tas toksai nesaugumo jausmas būtų žymiai mažesnis, galėtum kažkaip prisitaikyti, o dabar, kai nežinai, tai tada tikrai yra tokia baimė ir mes tą suprantam ir dėl to tas nors ir simbolinis veiksmas, tas šioks toks akcizo sumažinimas, bet jisai parodo, kad valdžia mato, supranta ir kiek gali, šiek tiek padaro, kad tos kainas suamortizuoti. Jūs labai gražiai pasakėte, tai yra simbolinis dalykas, tai kad daro ministerija 6 centais, tai yra labai simboliškas dalykas, ką galima padaryti, kad padėti gyventojams, nes iš esmės tai nepasijaus piniginėse gyventojų, tie 6 centai. Gyventojai gal mažiau pajaus tai, bet verslas, kuris skaičiuoja visus eurus, kiekvienas euras atgula griežtose finansinėse ataskaitose, tai be abejo, kad pamatys tą. Tai iš esmės tai yra pagalba verslui? Ne, tai gyventojai lygiai taip pat to pasinaudos. Tik tai tiek, kad žinoma, gyventojai galbūt kadangi tokios apskaitos tikslios neveda, turbūt gal ir mažiau pajaus tą. Turbūt yra visokių gyventojų, turbūt yra tų, kurie tikrai skaičiuoja ir tikrai mato ir tikrai žino, kiek kainavo prisipildyti baką anksčiau ir kiek kainuoja dabar. Kalbant apie verslą, ar gali būti, kad verslas sulauks ir daugiau pagalbos, ne tik to, ką visi gyventojai sulauks? Verslui ir gyventojams priemonės yra skirtingos, tai verslui dabar yra rengiamos, ekonomikos ministerija rengia eksporto garantijas, derinasi su Europos komisija, taip pat derinasi apyvartinės paskolas verslui, o mes per mūsų plėtros banką tuoj startuosime su apyvartinių lėšų ūkininkam priemonė, startuos gegužės mėnesį ir tai bus pirmoji pagalbos priemonė ūkininkam šitų tikrai nelengvų metų. Tai ūkininkams tikrai galim tikėtis, nes čia viskas yra susiję, turbūt sukasi ratu, ūkis, verslas, jie irgi gamina produktus, kurie atkeliauja iki mūsų pirkėjų ir jeigu jiems bus brangiau, mums bus brangiau, ne tik kurą piltis, ne tik ten švieslentėje žiūrėti tos kylančius skaičius, bet pabrangs ir prekės parduotuvių lentynose. Tai ar mes galime tikėtis, kad to neįvyks, nes turbūt čia yra didžiausia baimė, nes dar kurą, jeigu gali piltis ar kažkokiu atsisakyti nereikalingų kelionių, jeigu įmanoma kažkam, nes kiti tikrai važiuoja ten, kur reikia ir jiem dabar irgi ten, kur reikia nuvažiuoti yra brangiau. Bet ar mes nepamatysime to, kad mes kiekvienas net nevažiuojantis, mes mokėsime daugiau? Na tai viskas priklausys nuo šito konflikto Irane. Jisai yra visos šitos situacijos ašis ir kaip tenai klostysis įvykiai, tai tas persiduos ir mūsų ekonomikai, nebejotinai. Kai Finansų ministerija rengė ekonomikos apžvalgą į priekį, mes ją rengėme pačiomis pirmomis šito konflikto dienomis. Tai jau tada įsivertinom, kad poveikis infliacijai galėtų būti apie 0,6 procentinio punkto, tai yra, kad infliacija bus ne 3,1, o 3,7%. Dabar, kai prognozę parengė Lietuvos bankas, jis jau turėjo daugiau duomenų, matė, kaip konfliktas rutuliojasi, jų prognozė yra, kad infliacija galėtų būti apie 5% šiais metais. Kaip galvoju, kas pirmiausia brangs, ko reikės pirmiausia nebepirkti lietuviams, nes bus per brangu? Aš manau, kad jeigu viskas taip ir klostysis, nebus, kad kažkokio labai labai blogo scenarijaus, bet kad, tas, kas dabar yra prognozės, jeigu ir išsipildys, tas Lietuvos banko, tarkim, 5% infliacija, tai reiškia, kad lietuviai nusipirkti galės daugiau, negu galėjo metų pradžioje, nes šiais metais atlyginimo augimas minimali alga paaugo daugiau negu 10%, pensijos paaugo daugiau negu 10%, vidutinė alga augs apie 8%. Tai reiškia, kad net ir prie 5% infliacijos, jeigu šita prognozė išsipildys, perkamoji galia žmonių nesumažės, o truputį padidės. Bet čia tie skaičiavimai, kurie turbūt žiūrovai dabar mūsų žiūrintis arba klausantis gali pasakyti, ministrė. Visą laiką, kai kalbam, kad kyla minimalus atlyginimas, mes nekalbam apie tos, kurie gauna daugiau negu minimalus atlyginimas, jiems nekyla tada ir mes matom tik tai visuomenės grupę, kuriai pakyla, jūs pasakėte apie 10%, tie, kurie dabar uždirba, sakykim, tą geresnį atlyginimą, tai ta minimali truputėlį vejasi ir tas toksai, jiems juk neauga lygiai taip pat, tai nėra pririšta, kad visiems padidėtų atlyginimas, jeigu jie gauna neminimalų. Tai turbūt irgi negalim sakyti, kad visa Lietuva uždirbs daugiau, jeigu padidės minimalus ir tada tikrai nepadidės visiems ta perkamoji galia. Matote, minimalus atlyginimas, kai didėja, jisai įtakoja ir daug kitų algų, jisai ir viešai sektorių.
ir viešai sektoriui, bet jis taip pat spaudimą daro ir privačiam sektoriui, kad tos algos, kurios yra šiek tiek aukštesnės už minimalią, irgi didėtų. Tai vidutinis darbo užmokestis irgi yra numatoma, kad auks, jisai apie 8%, na, algų augimas tikrai yra pastebimas Lietuvoje, bet aišku, kad visada yra skirtingų atvejų, kiekvienas žmogus yra unikalus, jo situacija yra unikali, jo darbas yra unikalus, tai be abejo, kad kažkas neteks darbo, kažkas susiras darbą, kažkam pakels atlyginimą. Na, tikėkime, nebus tokių, kuriems sumažins atlyginimą, bet atvejų yra visokių, bet visumoje tie skaičiai rodo, kad ir jeigu nebus kažkokių tai tikrai blogų labai scenarių, bus tas toksai, kur dabar prognozuojamas, tai Lietuva yra pasiruošusi šitą krizę pabaigti šiek tiek turtingesnį negu buvo prieš tai. Bet vėlgi pabrėžiu, kad jeigu nebus kažkokių tai, jeigu tas konfliktas neišplis, neperiauks į kažkokias tai ten antžeminės operacijas klampes, nebus sugriauta infrastruktūra naftos gavimo, trąšų gamybos ir visa kita. Sunkiai tikėtina, ar ne, kai klausau dabar jūsų, kalbat, kad gali būti, kad mes čia turtingesni baigsim šitą krizę, jeigu čia viskas taip tęsis, kaip yra prognozuojama, bet turbūt galim ir grįžti prie to, kad ne viskas visada vyksta ir turbūt dažniausiai niekas nevyksta taip, kaip yra prognozuojama. O kas jūsų neįtikina? Jūs sakot, kad viskas bus geriau, negu net ir yra, atrodo. Ir mokėsim daugiau, bet ir baigsim pilnesnėmis kišenėmis. Aš galbūt patikslinsiu, ką norėjau pasakyti. Mes 26 metus pradėjom turėdami tokį ganėtinai ekonomiką skatinantį biudžetą, kuriame tikrai yra užprogramuotas tas pajamų augimas. Be abejo, kad šita krizė turi neigiamą poveikį. Aš to tikrai nebandau pasakyti, kad krizė čia sukuria tą teigiamą poveikį. Jeigu jos nebūtų, tikrai augimai būtų augimas aukštesnis ir tikrai žmonėm būtų geriau, tai be abejo. Bet kadangi pajamų augimas yra pakankamai spartus, tai net ir šitas kainų padidėjimas, jeigu jisai neišeis į kažkokią tai nekontroliuojamą teritoriją, jeigu bus taip, kaip dabar planuojama, tai jisai, tos pajamos augs greičiau. Aš tik tai noriu pasakyti, aš nenoriu pasakyti, kad krizė yra naudinga, jokių būdų šito. Jeigu dabar kalbam apie tą 6 centais sumažintą litro kainą kuro, kiek dar galima tikėtis, jeigu krizė pasisuka į blogesnę pusę? Kokių dar įrankių ir kiek mes galime tikėtis iš finansų ministerijos, kaip spręsti šitą dalyką? Jeigu krizė pasisuka į blogesnę pusę, mes labiau orientuosimės į tikslinės tas priemonės. Būtent į tas priemonės, kurios yra veiksmingiausios. Tai yra padėti verslui. Tai gali būti apyvartinės lėšos, gali būti kažkokios kitos priemonės ūkininkam ir labiausiai pažeidžiamiem gyventojim. Taip, jau ką ir mes kalbėjom šiandien, kad būtent į juos. Nes bandyti sumažinti kainą yra be galo brangu. Jau mes irgi tą šnekėjom, kad tas Lenkų modelis jis, yra be galo brangus. Tuos pinigus reikės kažkur surasti, jie nenukris iš dangaus. Ta prasme, juos gali perkelti ateities kartom, gali nuimti iš vienos srities ir perdėti į kuro subsidijavimą. Bet tie pinigai neatsiranda iš niekur. Bet turbūt tie vairuotojai, kurie tikrai pilasi kūrą ir kurie turi važiuoti, nes važiuoja į darbą, veža vaikus į mokyklą, gyvena tokiu atstumu arba tokioje vietoje, kur tikrai negali paspirtukų dviračių važiuoti, jie turbūt irgi taip skaičiuoja ir jūsų dabar klauso ir galvoja, kaip čia reikės visą savo šeimos biudžetą perskirstyti, kad tam kūrui paliktų vis didesnę dalį savo atlyginimo. Tai turbūt tam reikia irgi nusiteikti. Na, tai be abejo, tai degalai visada sudaro tam tikrą dalį biudžeto ir aišku, kad jeigu jie pabrangsta, tai reikia kažkaip tai šitą amortizuoti. Arba, kaip jūs sakot, perskirstyti, arba jeigu pasiseka ir padidėja pajamos, tai tada tas amortizuoja. Bet aišku, mes suprantam, kad tai, ta prasme, tikrai tokį nesaugumo jausmą kūrė, finansinius nuostolius žmonėm kūrėm tokiu būdu. Bet mes norėtumėmės visgi vadovautis tuo, kas tas bendras konsensusas Europoje, kad nutaikykit priemonės į labiausiai pažeidžiamas vietas. Nebandykite atsukti laikrodžio atgal ir prafinansuoti tą kuro kainų padidėjimą. Tai mes šito planuojam laikytis. Mano nuomonė, tai yra taiklesnės priemonės ir didesnį poveikį teigiamą turinčios. Viena iš priemonių, siekiant irgi sumažinti tą kuro kainų kilimą, buvo išleisti į apyvartą dalį rezervo kuro. Kaip jūs vertinat šitą priemonę? Ar manot, kad jinai buvo teisinga priemonė? Aš manau, kad priemonė buvo teisinga. Aišku, pirminiai ten skaičiavimai, kuriuos pateikė energetikos ministerija, buvo ganėtinai optimistiniai, kad tai kainą sumažins.
Bet labai sunku įvertinti to poveikį rinkai, kadangi tai yra tarptautinė iniciatyva. 33 valstybės, kurios visos yra vakarų valstybės, įskaitant ir tokias mums tolimesnės šalis kaip Japonija, Australija, prisidėjo prie šitos iniciatyvos. Tai yra solidarumas. Žinoma, kad Lietuvos tas paleidžiamas naftos kiekis į rinką, jisai niekaip negali ženkliai įtakoti pasaulinės kainos. Bet 33 valstybės solidarumo principas, lygiai toks pat kaip NATO solidarumo principas. Mes irgi NATO esame maži, bet mes savo gynybą finansuojam tiek, kiek išgalim. Ir dabar tikrai demonstruojam solidarumą ten, turėtume demonstruoti solidarumą ir čia. Tai manau, kad žingsnis tikrai teisingas. O kiek tas atsargų paleidimas davė kokią įtaką pasauliniai rinkai, įvertinti ganėtinai sunku, bet šitą žingsnį priėmus, ta kaina naftos, jinai net jeigu ir nesistabilizavo, tai jinai sviruoja apie $110 plus minus 10. Tai patekęs papildomas kiekis naftos į rinką tikrai tą spaudimą kainom šiek tiek nuima. Kiek tai efektyvu yra, tai jau kitas klausimas. Ir dar dėl rezervo, tai panaudotas buvo komercinio rezervo dalis, ne valstybės rezervo dalis. Mūsų rezervas yra įstatyme, kad ne mažiau kaip 90 dienų rezervas. Mes panaudojam 12 dienų. Tai rezervai tikrai nėra iššvaistyti ar ištaškyti, kaip čia kai kas sako. Tai yra nedidelė rezervo dalis, solidarizuojantis su mūsų partneriais ir sąjungininkais, buvo panaudota stabilizuojant naftos rinką pasaulyje. Tiek, kiek mes galim. Ir čia mes turėjom bendrą sutarimą, jau jūs pasakėt, kad čia buvo sąjungininkų irgi bendras sutarimas dėl to rezervo dalies panaudojimo. Kodėl mes tada neturim kažkokių bendrų susėdimų ir sutarimų, ką daryti ir dabar toliau? Ir mes visos šalis turim skirtingus atvejus, skirtingus dalykus ir skirtingus sprendimus. Turim, susėdimai vyksta, finansų ministrai susitinka kiekvieną mėnesį, taip pat ten būna Europos komisijos atstovai, Europos banko atstovai, kitų tarptautinių organizacijų atstovai. Jie pabrėžia, kad reiktų derinti priemonės, nereiktų imtis tokių labai, kaip čia pasakyti, tokių netradicinių stipraus poveikio priemonių, reiktų jas atsargiai žiūrėti, kaip kainų lubos, kainų ribojimai, dar kažkokios priemonės. Ir kad tas Europos atsakas būtų kuo vieningesnis. Tai yra tokia pozicija, bet žinoma, krizės toks metas, kai dažnai tas šaltas protas pametamas ir bandoma daryti kažką. Tai taip nesinori bandyti daryti kažką, kas yra labai originalu, nepatikrinta ir gali turėti labai priešingą poveikį, negu tikimasi, ką ir parodė Vokietijos pavyzdys. Tai krizės atveju mes turėjome ir Lietuvoje visai neseniai irgi tokių didelių sprendimų, turbūt galima taip pasakyti, aš kalbu apie pagalbą verslui COVID metu, kai buvo sumažintas PVM. Tai turbūt galima priimti tokius sprendimus, mes negalim sakyti, kad tai buvo blogas sprendimas, ar galim sakyti, nes tai buvo ilgą laiką veikusi priemonė, kuri padėjo verslams išgyventi, nežinau, kaip jūs vertinat, galite jūs vertinti tą priemonę ir jinai buvo naudinga, ar verta kartais tokias kardinalias priimti? Taip, kai kurios priemonės buvo efektyvios, kai kurios priemonės ten tęsiasi gerokai ilgiau negu krizė tęsiasi, tai kai kurios buvo labai tokios horizontalios plataus poveikio, tai buvo mažiau efektyvios ir labai brangios. Tai iš šitos krizės norėtųsi pasimokyti ir dabar nepakartoti tų klaidų, kurios ten buvo padarytos. Ten buvo, aišku, ir gerų sprendimų. Jūs pradžioje, kai pasakiau, kad jūs siūlote trumpalaikius sprendimus, o štai verslas nori ilgalaikių sprendimų, sakėt, kad tie sprendimai, kuriuos siūlo verslas, būtų labiau naudingi verslui. Ar ketinat ne gyventojams, o verslui? Ta ir pridėčiau, kad ne gyventojams, o tai būtų verslo subjektams labiau tie naudingi sprendimai. Ar neplanuojat kažkaip su verslu ieškoti bendro dalyko, kad kažkaip, nežinau, iš jūsų trumpų ir jų ilgų pasiūlymų sudėlioti kažkokį vidutinį dalyką, kuris būtų naudingas tiek verslui, tiek gyventojui, nes kurą pilamės visi? Taip, kurą pilamės visi. Tai verslas, aišku, kad nori tokio sprendimo, kuris jiem padėtų šioje situacijoje. Ir tai natūralu, tai nieko čia blogo nėra šitame. Jie ateina su pasiūlymu, kurie jie yra įvertinę finansiškai, kad tai duotų naudą biudžetui. Mes turim pasižiūrėti, pasitikrinti, ar toks skaičiavimas yra tikslus, ar prielaidų nėra labai optimistinių padaryta, nes galima tikėtis, kad bus tokių.
Tai mes pasižiūrėsim, mes nesam kažkaip iš anksto nusistatę, kad ne, mes tikrai įvertinsime ir kai turėsime įvertinimą, tai ir galėsim priimti sprendimą. Visada, kai kalbam apie tokias temas, kurios liečia turbūt kiekvieną iš mūsų ir neturbūt, o tikrai, ir kalbam apie tokius sprendimus arba diskutuojam, kada čia žmonės ar persės į viešąjį transportą, kada persės, jeigu važiuoti su automobiliu yra per brangu. Kiek turėtų kainuoti kuras, kad jūs, ministrė, paliktumėt automobilį kieme ir sėstumėt į viešąjį transportą ir sakytumėt, kad ne, čia jau yra riba, man yra per brangu? Aš ne tik ministras, aš esu Vilnietis, tai man gan sunku šnekėti apie viešąjį transportą. Negaliu atsakyti tokį klausimą, bet šiaip viešojo transporto skatinimas tokiais momentais yra gera priemonė, jeigu tu esi įsitikinęs, kad tikrai žmonės persės iš automobilių į tai. Nes jeigu tik tai taip atpigins bilietus tiem, kurie važiuoja, tie, kurie sėdi mašinose, iš jų neišlips, tai tada tokia priemonė nėra veiksminga. Ne, čia kalbant apie tai, kad jau kai tikrai pamatysime, kad yra per brangu, mes matome tos kylančius skaičius švieslentėje prie degalinių ir čia jau būtų toksai ne savo norų, ne kažkokio patogumo ieškant, o tiesiog galvojant apie savo kažkokią asmeninę arba šeimos biudžetą. Nu, tai čia jau kiekvienam žmogui tas individualiai labai priklauso nuo daug aplinkybių, nuo įpročių, nuo visko. Tikrai nenoriu tokio generalizuoti ir pasakyti, kad prie kažkokios kainos tada jau pradėsim tai matyti. Kiekvienas savo gali atsakyti. Vienas ten yra žmonių, kurių neiškrapštysi iš mašinų, ten niekada, kiti ganėtinai lengvai gali persėsti, pavažiuoti keletą stotelių, nemato tame problemas. Žmonės labai skirtingi, tikrai manau, kad žmonės tikrai pasirinks taip, kaip jiem geriau. O jūs automobilio, suprantu, neatsisakysit? Nu, kol kas dar ne. Mano, matot, ganėtinai kuklus ir ekonomiškas. Tai ačiū Jums, kad pakalbėjom šiandien. Tai matysime, kaip bus toliau ir aš suprantu, kad jeigu tai užsitęs, aš kalbu apie geopolitinę situaciją pasaulyje, mes po vienų lauksime kitų sprendimų. Taip, tai yra, aš manau, kad tai nesprintas, tai ganėtinai ilgas procesas. Na ir čia žmonėms gal nelabai tas patinka, bet iš tiesų dabar geriausiai tokių atsargių priemonių imtis, planuotis į ateitį ir labai atsargiai žiūrėtis, ką daro aplinkinės šalys, kas suveikia, kas nesuveikia. Na ir pragyventi šitą laikotarpį. Ir lauksime pasienyje eilių į Lenkiją, kai važiuos piltis pigesnio kuro. Nu, nemanau, kad taip įvyks. Vien dėl kuro. Aš manau, kad žmonės važiuoja į Lenkiją, važiuoja pagrindė dėl maisto produktų kainos. Turbūt dabar mažiau, nes turbūt dabar kažkaip jau gal vienodesnės. Buvo anksčiau labai didelis bumas, o dabar gal mažiau, bet jeigu kuras bus gerokai pigesnis ir Lietuva negalės to pasiūlyti, kodėl ne? Lenkai, tarp kitko, vertins šitus kuro pardavimus ir jeigu matys, kad didelis srautai yra iš aplinkinių valstybių, tai planuoja kažkaip tai tą apriboti, kad kaina bus diferencijuota. Užsienio piliečiams? Nu, taip jie sakė. Tai aš negaliu nei patvirtinti, nei paneigti. Panašią priemonę turi berods Slovakai ir jau Europos komisija pareiškė, kad jinai prieštarauja ES teisei. Pažiūrėsime, kaip bus. Tikėkime, kad sulauksime ir teigiamų sprendimų, kurie padės ne tik verslui, bet ir gyventojams. Taip. Ačiū už pokalbį. Čia buvo finansų ministras Kristupas Vaitekūnas. Ir ačiū, kad žiūrėjote. Iki.